Receptą pasakysiu, čia paprastas, nėra sudėtingas, čia labai lengva pasidaryti. Va, mato, dabar verda, tuoj parodysiu, kas greikiai, matot, greikiai verda, a čia va tokie visokie, va, yra svogūnai. Juos galima belia kaip, smulkiai galima ir desniais gabaliukais supjaustyti. Ir tokius gabaliukus svogūno ir laiškus va, galima įdėti. Supjausia irgi gabaliukus ant pabaigos, čia kai baigia visi grykiai išvirti. O prieskaniai tokie, druska eina, tokia, aš tai Himalajų dedu. Tai, a jūs kaip norit, kokią norit, paprastą druską gali dėti. Pipirų dėjau, paskui baziliko dėjau. O, galiu parodyti, kaip tas atrodo bazilikas. Nu, va, čia toksai pipirų mišinys. Dėjau. Tada baziliko dėjau. Nedaug tenai. Ir dar šito prieskonio dėjau. Va, tokia irgi. Maslas graikiškai čia gali, kaip ir tokie prieskoniai. Tokia dėjau. Galit nišinė kokia tenai, to maslas galite, jeigu turite indiško, galima dėti. Galima vegetos, jeigu norit, dėkit. Kaip jums patinka, žinai. Tai va, viską supjausiu šitos paskui pabaigos laiškus. Čia aš darau sriubą, ne košę. Tai va, nepamirškit. Galima ir košę tokią padaryti, bet aš nedarau. Aš noriu, pavyzdžiui, sriubos. Ir ką aš dabar vandens pripyliau, grikiu. Tų visų prieskanių, kaip minėjau. Čia ant pabaigos paskui laiškai eina. Jeigu kas norit, tai dar gali kokių baklažaną dėti galit. Arba morkų gali dėti, jeigu kas norit. Burokėliai tai nelabai jau atrodys, kaip. Geriau kokių žalių dalykų dėti reikia. Kokių žalio dalyko dėti reikia. Pomidorų nepatariu, nes, nežinau, ar skanu būt gali, žinai. Rūgštis vis tiek, tai su druska kažkaip neišis vienas. Tai geriau taip, tiesiog, va, paprastus žalius produktus tam. Nebent dar galima šiek tiek agurką, bet jisai gali rūgimą sukelti, ar dar kažką, tai geriau tokių laiškų dėti daugiau. Tinka. Daugiau tokie laiškai, svogūnas, baklažanas dar gali tikti. Arba cukiniją galima dėti, jeigu kas turi. Moliūgo galima dėti, pakepinus galima moliūgą dėti ir suminkštinus, arba virti tiesiog kartu. Tai va. Ir tada, ką, pabaigiant virt, čia jau baigsis visi tie virimai, jau tirštėja. Aišku, galima dar vandens zadėti, jeigu norit, ir paskui ant pabaigos, kai jau išverda viskas, dar pieno užlieji pienu ir valgai tokią sriubą. Na, tiršta čia man gavosi, aš norėjau tirštos. Nes mėgstu, kad nebūtų skista sriuba. Man nepatinka, kai jinai būna baisiai skista. Na, čia kaip gali būti ir košė ir sriuba kartu, žinai. Bet aš tai darysiu, dar skiesiu vandeniu ir dar prieskonių dadėsiu šiek tiek, nes man biški per daug pridėjau grikių, bet mažai vandens biški. Dabar sutirštėja biški gaunasi košė, bet aš norėjau tokias sriubos tirštos. Tai aš darau pagal savičią, kas man patinka. O jūs galite skystą daryti, mažiau dėti grikių. Čia jūsų reikalas, jeigu norit daug pavalgyti, tai manau tas skystis nieko sotumo neduos, nebent galit valgyti tą sriubą su sumuštiniais, pavyzdžiui, su dešra, agurku ir dar kokiu sūriu ir tą sriubą valgyti, taip va, tą košę vadinkim tokią. Jeigu norit, galima taip valgyti, galima tiesiog tą su sriuba valgyti, arba su kiaušiniu sumuštinis ir gali valgyti šitą sriubą su grikiais. Irgi tiks, jeigu taip norit. Irgi sotumą gali duoti, jeigu, pavyzdžiui, sriuba, jeigu tu vien sriubą verdi, tik tai daugiau nieko, aš tai matai pagal save darau, aš sriubos verdu ir aš galiu dar sumuštinį papildomai su sriuba valgyti. Ir man bus sotui, va, tiek, sočiai. Tai va, sakau, paskui pieną užlėsiu ir va čia taip ir pavirsiu, užvirs pienas ir tada viskas, galima jau valgyti. O toks receptas, paprastas. Jeigu norit sriubą, darykite su, jeigu jums nesotų sriuba, pavyzdžiui, jeigu skista, tarkim,
Tai galite su sumuštinį, dešra dar kažką pasidarai ir su sriuba valgai, užkandžiauji. O taip ir galima tai padaryti. Arba kiaušinės kasti ir paprastai su duona ir druska valgyti ir sriubą užsipilti. Tai valgant galima įvairiai pasidaryti, kad tau būtų sotu. Nereikia jokių papildomų daryti maistų, ten kokie blynai, dar kažkas. Jeigu tu tiek daug nesuvalgysi, tai kam tau reikia, tai geriau sumuštinį kokį su sriuba valgai ir viskas. Ir sotumo sočių, kiek tik nori, ir mažiau darbo. Tai va, aš nemėgstu, pavyzdžiui, kai aš skubu ar tiesiog pavargus neturiu norą, tai aš trumpai, greitai pasidarau, kas man reikia viskas. Taip, kaip man patogiau yra. Ir aš galiu pavalgyti sočiai, man užteks. Daug man, kaip man, tai aš daug nemėgstu labai prisikirsti. Vakare man tikrai labai užžina alkis, tai stengiuosi kokių šiaudelių pavalgyti arba kokių ten kukurūzų, dar kažkas, kas, tokio lengvo, nesunkaus. Obuolio kokią sugraužiu, saldainių arba šokoladą kokį suvalgau. Tai man tas alkis biški praeina ir geriau lieka, nes nenoriu vakare labai prisikimšti, paskui labai blogo lieka. Tai va, tai tiek, aš apie save šiek tiek pasakiau, tai čia jūs kaip nori darykit, jums kaip patogiau, žinai, tai va, tiek.